Sveiki, jūs klausote programos Renkuosi mokyti tinklalaidės, o čia pažymių šitas. Čia kalbame ne tik apie pažymius ar dėl pažymių. Su mokytojais, švietimo ekspertais, Renkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ugdymą, patirtis mokyklose ir tikrai ne tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Kviečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuris yra kur kas daugiau nei tik pažymių. Sveiki, jūs žiūrite arba klausotės šiandien podcast'o, o čia pažymių šitas. Ir šiandien mes kalbamės apie tokią labai įdomią temą, PISA tyrimus ir kartu kaip jie susiję su socialiniu teisingumu ir ką mums jie sako apie socialinę atskirtį. Tai aš pati esu Agnė Motiejūnė, esu Renkuosi mokyti programos alumnė, esu buvusi programos vadovė ir šiuo metu esu direktoriaus pavaduotoja Vilniaus Antakalnio progimnazijai. Ir su savimi kartu turiu nuostabius pašnekovus. Tai turime Ritą Dukynaitę, kuri yra socialinių mokslų daktarė, docentė, švietimo mokslo ir sporto ministerijos vyriausioji patarėja, EBPO tarptautinio 15-mečio tyrimo PISA valdybos narė, tarptautinės švietimo pasiekimų vertinimo asociacijos generalinės asamblėjos narė. Sveiki, Rita. Labas. Ir turim Jogailą Vaitekaitį, kuris yra edukologijos mokslų daktaras, mokslininkas ir Vilniaus universiteto dėstytojas. Sveiki. Tai smagu jūs kartu turėti ir kažkaip norisi ir pradėti tada pokalbį apie PISA tyrimus ir gal taip labai paprastai apie tai, o ką mums reikėtų apskritai pirmiausia žinoti apie šito tyrimo rezultatus Lietuvoje ir kuo tie dabar naujausi rezultatai skiriasi, išsiskiria nuo ankstesnių. Tai galiu aš pradėti. Na, iš tiesų, 2022 metų PISA tyrimas yra šiek tiek kitoks negu ankstesni. Kitoks ne dėl švietimo kokių nors pakeitimų ar sąlygų, bet dėl situacijos pasaulyje. Tyrimas buvo atliktas COVID-19 aplinkoje. Iš tiesų jis turėjo pasirodyti 2021 metais. Bet pasaulis, šalys dalyvaujančios tyrime negalėjo įeiti į mokyklas ir atlikti tą tyrimą. Todėl jis buvo net 1 metais perkeltas ir atliktas tomis sąlygomis. Na ir kitas išskirtinumas, kadangi vaikai pirmą kartą taip visame pasaulyje, galima sakyti, mokėsi kitokiom sąlygom, kada ilgą laiką ne mokykloje, ne kontaktiniu vadinamoju tuo būdu, o per nuotolį ne tik atliko tyrimo užduotis, bet ir mokėsi. Tai didžiojoje dalyje dalyvavusių PISA tyrime šalių mokiniai, 15-mečiai, pademonstravo žemesnius rezultatus. Vos kelių šalių, 7 šalių tik tai rezultatai pakilo, o daugumo šalių daugiau kaip pusės rezultatai nusmuko. Na ir Lietuva tarp tų šalių, kur išsilaikė to paties lygio. Mūsų rezultatai vos 6 taškais nusmuko, tai statistiškai nereikšmingai, kai net ir mūsų kaimynų, tarkim, ar estų, latvių po 13 taškų nusmuko, lenkų 27 taškais nusmuko rezultatas ir daugelį šalių daug dar ryškiau nusmuko rezultatai. Tai buvo, tiesiog truputį kitoks tas tyrimas. Gal šitam kontekste dar irgi įžvalgų turite apie tą tyrimų išskirtinumą? Mažai ką galima dadėti, ir specialistai yra šito klausimo, būtent specifikos tyrimo, kaip jis vykdomas ir kokie pokyčiai. Ir apie rezultatų specifiką gal geriau pereikim prie skirtumų jau, kas mane labiau domina tarp įvairių grupių. Taip, tai dar norisi ir prie tų palyginimų grįžti, nes mes dažnai kalbam apie tą palyginimą tarp šalių, ką mes aplenkiam, kokie esame kontekste kitų šalių. Tai dažniausiai, kai mes pamatom kažką žiniasklaidoje apie PISA tyrimus, mes kalbam, esam prastesni, geresni ir žiūrėkime į aspektus. Bet papasakokit, tai kuo mums naudingas ar nenaudingas toks pasilyginimas ir ar tokia ir kokia yra esmė galiausiai PISA tyrimų? Na, jeigu taip
kalbėtumėm labai profesionaliai, Jogaila ir aš, mes esam socialinių mokslų atstovai, tai iš mokslinės pozicijos, edukologijos pozicijos neaplenkimas svarbus. Ir pasaulio mokslininkai neaplenkimą ar atsilikimą analizuoja. Šitų tyrimų pagrindinė idėja ne tiek būklę konstatuoti ir būklę, bet pasižiūrėti tendencijas, kokios yra šalyse tendencijos. Ir pasilyginimas pasauliniu kontekstu su kaimynais yra prasmingas tuo aspektu, kad mes turime žiūrėti per tendencijų tą prizmę, ar kai kuriom šalims sekasi geriau negu kitom šalim, kokią politiką ir kokią praktiką jie taikė, kad tom šalim per trumpą laikotarpį įvyko rimtas proveržis. Taigi svarbiau šitam tyrime yra, ką pabrėžia tyrimo konsorciumo mokslininkai, svarbiau pasižiūrėti patiems į save, o antras žingsnis tik žiūrėti į kitus. Taigi lygintis patiems su savim, kad mes taikėm tokias priemonės ir mūsų pasiekimai krito, pakilo, išsilaikė tokie patys, nes ir išsilaikyti tą patį lygį yra iššūkis šiandien. Niekas nelaukia. Visos šalys daro tam tikrus žingsnius švietimo lauką tvarkydamos, tobulindamos, ieškodamos išeičių, prisitaikydamos ir atliepdamos šiuolaikinį jaunimą, tą 15-metį poreikius, tą sociumą visą įvertindami. Taigi labai svarbu pasižiūrėti patiems į savęs ir analizuoti tą savo būklę ir tendencijas. Rita teisingai pastebėjo, kad svarbu labai save žiūrėti. Kai klausimas PISA rezultatų kontekste pasilyginimas, tai pasilyginimas su kuo? Galim visada lyginti su kitais, su kitomis šalimis, galima lyginti su vakarykščiu savimi. Ir čia, ko gero, yra didžiausias nuopelnas šito tyrimo, šitų duomenų, būtent, kad mes galim matyti, kaip mes keičiamės laikė su visa ta kritika, kažkokiam metodologiniais niuansais, kurie galbūt nėra aiškus. Vis tiek mes turime patikimą longitudinį tyrimą, duomenis, kuriuos galim lyginti su praeitais ciklais. O lyginimasis su užsienio šalim, tai čia toks, sakykime, šiandienos, o gal net nežinomas, bendražmogiškas, sakykime, noras truputėlį ir žiniasklaida, žinot, tų mygtukų paspaudimų, reklamos, pasilyginam su kaimynais, kaip čia mes atrodom, kaip čia jie atrodo. Tai yra toks, sakykime, gal net ir marketinginis geras žingsnis iš to OECD, nori, nenori, kad ir kiek kritikos sulaukia tas reitingavimas šalių, jis daugumai, būtent jis ir įdomiausias. Lietuvoje leidžiamas žurnalas, reitingai, būtent vėlgi reitingavimas šalių. Kažkaip tai veikia žmonių smegenis, tai yra clickbaitai vadinami, ne? Žmonės užkabina, norėjimas pasilyginti, pasižiūrėti ir tas elementas yra šitam tyrime ir viena vertus, tai galbūt sukelia šalyse kartais tą PISA šoką net vadinamą žmonės. Ten reformas pradeda daryti, kurių gal reikėjo, gal nereikėjo, bet vien dėl to, kad išpūstas būna burbulas. Mes atsiliekam truputėlį nuo kaimynų. Ar ten reikšmingai atsiliekam, ar reikšmingai, bet mes žemiau esame, mes negalim būti žemiau. Reikia reformuoti. Ten metam ir Japonijoje, ir Danijoje, ir Vokietijoje buvo ten po 2006 metų ciklo tyrimo masinės reformos, ugdymo turinio pokyčiai daromi būtent dėl tyrimų. Tai būtent dėl to, kad argumentas politikų buvo, mes investuojame tiek, o jie, kaimynai, mažiau investuoja ir jie turi aukščiau reitingą stovi. Tai viena vertus tas reitingas jisai gali priversti daryti tokius skubotus sprendimus, antra vertus tai veikia kaip ir reklama, nes švietimui per se. Dažnai apie švietimą žurnalistai nešneka. Bet kai pasilygini, kai pasižiūri, kai tu ten laimi kažką, tokia kaip olimpiada, ne? Sporto žaidynėse, tai čia irgi gaunasi tos varžytuvės. Ir tai pozityvus aspektas to pasilyginimo su kitais, mano nuomonė, kad mes ir čia pakviesti šnekėti ne apie pilietinės vertybės, ne apie pilietinių kompetencijų tyrimą, apie PISOS tyrimą, ne? Nes jisai per savo tos gerą rinkodarinį marketingą, palyginimą kartais, jisai yra cituojamas, reklamuojamas, žurnalistam įdomu ir šalis gali pasilyginti tarpusą, bet per tai švietimas gauna dėmesio. Ar mes norėtumėm, kaip edukologai, kad švietimas gautų daugiau dėmesio
kitokiais kampais, tikrai norėtumėm, ne tik tuo pasilyginimo, tik akademinių kontekstinių, tų akademinių rezultatų kontekste, bet turim, ką turim. Žmonėms be abejo ir ypač tokiam kontekste gyvenant politiniam, geopolitiniam yra daug svarbesnių dalykų, tai nenustabu, kad švietimas nėra jų number one priority, ne, pirmasis svarbiausias veiksnys gyvenime, bet ateina PISA tyrimas ir visi žiūri, kaip mes čia atrodom. Ir tas pasilyginimas svarbus elementas šito. Tai jis kritikuotinas, bet yra kita medalio pusė. Kad per tai gaunam dėmesio tam tikro, tikrai tas reitingavimas visur švietime kelia daug klausimų ir kažkaip norisi reaguoti ar ne į tai, kuomet ir politiniai sprendimai labai greit priimami dėl kažkokio išpūsto didelio komunikacinio, marketinginio burbulo, bet mums svarbu turbūt atsižvelgti į mūsų šalį ir duomenis, kuriuos rodo, nes kartais mes ir lyginam visai ne tos pačius kontekstus. Tas pats ir ne mokyklose, kur yra vienas kontekstas, kokiame kontekste yra vaikai, kokios yra priemonės ir galimybės ir mes tiesiog negalim, ar ne, net metodologinė prasme, obuolio su apelsinu lyginti kažkuria prasme ir sakyti, kažkas veikia ar ne, arba reikia labai tokios gilios kritinės analizės ir supratimo. Tai grįžtant prie to, kad iš tikrųjų šitie tyrimai skirti ir svarbu, kad tai būtų ne apie reitingavimą, o apie mūsų tokį gilų švietimo situacijos tokią gilę analizę, tai o kokį tada veidą parodo mūsų šalyje, jeigu orientuotumėmės ne tiek į lyginimą, kiek į supratimą, kokios tos mūsų gal stiprybės, o kur galbūt mes turėtumėm kaip tik atkreipti daugiau dėmesio ir ką žiūrėti. Aš kelis dalykus norėčiau pasakyti, kad, į tas taip tokia dichotomiškai mąstyti ne visai išeina, kai matai apie visus tyrimo rezultatus, duomenų bazę. Nėra taip, kad va čia gerai, o čia blogai. Reiktų į švietimą ir į patį tyrimo tą rezultatą žiūrėti taip išsameu, giliau ir nežiūrėti vien tos ranking list vadinamosius rangavimo tą sąrašą, kuris, jeigu ir padarai, tai jis ranguojama tik tai pagal kognityvinę sritį. Bet PISA tyrimas, kaip ir kiti tyrimai, turi didžiulę duomenų bazę, kur reikia žiūrėti ir kitus kintamuosius, kitus rodiklius ir tada galvoti taip holistiškai apie visą švietimą. Tai ką dabar iš tos PISOs galėtumėm pasimti? Mane pačią labai ir pradžiugino, bet reikia pasakyti atvirai ir nustebino, kai PISA ideologas, PISA autorius tyrimo Andrėjas Šleicher nurodė, kad yra 4 atsparios švietimo sistemos. Ir dabar jeigu Lietuvoje nurodytum tokį, padarytum konkursą, atspėkit, kas tos 4 šalys. Manau, dalį atspėtų, bet tikrai neatspėtų, kad šalia Japonijos, Pietų Korėjos ir Taivano yra Lietuva. Man labai įdomus šitas dalykas, kad pažintos atsparios švietimo sistemos. Japonija, Pietų Korėja, Lietuva, Taivanas. Šleicherio toks buvo pristatymas. Ir tada reiktų truputį giliau pasižiūrėti, dėl ko tas atsparumas, resilience buvo matuojamas visą laiką PISOje. Bet dabar, kai pandemijos aplinka, karo pavojus, nerimo jausmo didėjimas, labai svarbu šitą aspektą žiūrėti. Kitas aspektas, ką aš norėčiau pasakyti, ir tik tai 19 dieną kovo mes aptarinėjom, dar pasirodys medžiaga, bet jau pradinė medžiaga paskelbta. PISA matavo vadinamąjį tą laimingo gyvenimo indeksą. 38 rodikliai, 9 sritys ir iš tų 9 sričių štai koks rezultatas. Pagal akademinius, kognityvinius gebėjimus Lietuva atitinka vidurkį EBPO. Ar tai gerai, ar tai blogai, priklauso nuo mūsų požiūrių, ar stiklinė pusiau pilna, banaliai kalbant, ar pusiau tuščia. Atitinka. Bet dabar žiūrim pagal kitas tas sritis. Mūsų vaikai vertina tas kitas sritis, 38 nevardinsiu, bet pavardinsiu iš tų 9. Tai pavyzdžiui, ryšys su mokykla, atsparumas, socialiniai ryšiai, mokyklos laisvalaikio balansas, atvirumas, įvairoviai.
net materialinė ir kultūrinė gerovė yra Lietuvos aukščiau EBPO vidurkio. Ir tik 2 sritys mus skatina, arba net 2 sritys, kaip čia norim pasakyti, mus skatina galbūt atidžiau žiūrėti, kodėl jo žemiau. Tai yra psichologinė gerovė, veikmė ir įsitraukimas. Veikmė, tas agency angliškai, ir įsitraukimas. Ir va čia ir paskiau toliau nagrinėjant PISA rezultatus, kai jau žiūrim mokinių pasiekimus kognityvinių ir mokinių klausimyno duomenis, matom, kad iš tiesų mokiniai patys atsiveria, kad pavyzdžiui jiems reikia to tarsi prižiūrėtojų, kad saviveiksmingumas, savimotyvacija yra žemesnė, kad postumio, raginimo, mokytis, atlikti namų darbus Lietuvos vaikams reikia šitų dalykų. Ir paskiau, jeigu žiūrim kitus dalykus, pavyzdžiui, kur mes turėtumėm irgi žiūrėti taip į visą švietimo tą paveikslą, PISA matuoja 15-mečius, bet metai po metų visuose tyrimuose mes matom įtaką ne tik 15-metis status quo, bet matom, jeigu tas 15-metis lankė ankstyvojo ugdymo įstaigą 3 ar daugiau metų, jo rezultatai yra 25 taškais aukščiau negu to, kuris nelankė arba lankė labai mažai. Tai daug veiksnių, ką noriu pasakyti, kad labai daug veiksnių supa tą ir sudaro tą mokinio, šalies mokinio, to abstraktaus rezultatą. Aš dar pasitikslinsiu, kelis kartus paminėjote apie tą atsparumą ir kaip mūsų šalyje tai išsiskyrė. Gal galite dar išplėsti, kas tas atsparumas yra? Kokie duomenys mums tai parodo? Žiūrimos tam tikros koreliacijos, tai atsparumas ir atkaklumas, tas persistent ir resilience, jie yra atskiri klausimai ir tada, jei matuojama Agnė, Jogaila ar Rita, tai atsakant į tuos klausimus, tai yra sudaromi tam tikri indeksai ir tada žiūrima, kaip jei atsparus, atkaklus ir taip toliau tas mokinys, ką jis pasiekia ir ką pasiekia mokinys, kuris yra neatsparus, neatkaklus ir koks jo rezultatas. Taigi į tą atsparumo, atkaklumo ir daugiau yra įvairiausių dimensijų, įeina ne vienas tiesmukas klausimas, ar tu atsparus, bet tai yra indeksai. Ir tarkim, ir daugiau tokių dalykų PISO yra, pavyzdžiui, nerimo jausmas, jautimasis saugiu ir panašiai, patyčios, jų fonas, dar kas labai svarbu, pavyzdžiui, šitam tyrime išaiškėjo, auganti mąstysena. Ir jeigu, ką mes pamatėm, išskyrėm tokias 2 grupės. Augančios mąstysenos mokiniai ir fiksuotos mąstysenos mokiniai. Ir pamatėm netgi augančios mąstysenos mokinių rezultatai, netgi tie, kur žemi rezultatai, jie yra aukštesni negu tų, kur fiksuotos mąstysenos, neaugančios mąstysenos rezultatai. Ir pasižiūri dar daugiau tada, didelis nerimo jausmas, baimė, tarkim, šį kartą buvo pagrindinė sritis matematinis raštingumas, tai baimė neatlikti užduočių, baimė susimauti, netikėjimas savo gebėjimais, toks nuostata, kad aš negabus ar negabi matematikos srityje, rodo prastesnį rezultatą. Aišku, nereikia tiesmukai suvest, nes yra kompleksas tų kintamųjų ir reikia žiūrėti tada detaliau. Bet kitaip sakant, galima daryti tokią prielaidą, kad savijauta, baimė, pasitikėjimas ir visi tokie emociniai, pakankamai minkšti dalykai turi įtakos mokinių rezultatams ir pasiekimams. Taip, ne tik emociniai, bet ir tie socialiniai. Kaip aš sociume, klasėje, mokykloje jaučiuosi, yra tokie klausimų blokai,
net kaip tu jautiesi eidamas į mokyklą. Ir dar yra blokas apie lūkesčius, kaip tu žiūri pats į save, pati į save, kokios mokinio aspiracijos yra ir dar tėvų lūkesčiai mokinio atžvilgių. Tarkim, jeigu patys tėvai savo vaiką turi tokį požiūrį, kad jisai negabus matematikai. Tai, nenorėčiau čia dabar taip paviršutiniškai pasakyti, bet viską suvedant, matai, kad tai uždeda tam tikras stigmas. Ne vienas koks nors kintamasis, bet kompleksiškai žiūrint yra stigmatizuojama. Bet ar tai tik Lietuvai būdinga? Ne. Pavyzdžiui, tą pačią sritį, matematinį raštingumą analizuojant, ką mes pastebėjom, visų šalių atstovai, mes pastebėjom, kad matematinis raštingumas, tokia yra nuostata ir vaikų, ir jų tėvų, ir netgi mokytojų, kad tai yra berniukų sritis. Kad berniukai turi geriau šitą sritį mokėti, mergaitės prasčiau. Įdomumo dėliai šį kartą šiame tyrime mergaitės lenkė berniukai 5 taškais, nedaug, bet lenkė, nes kitose srityse berniukai, ypač skaitymo srityje, kur 31 taško atsilieka nuo mergaičių, bet skaitymo srityje visose šalyse berniukų rezultatai prastesni, mergaičių geresni, išskyrus Kostariką ir Čilę, kur lygiai vienodai mergaitės ar berniukai. Tai grįžtant prie to, kad vis dėlto nuostata yra, kad skaitymas tai mergaičių sritis, matematika berniukų sritis. Bet vis dėlto anatominiai tyrimai, skenavimas smegenų rodo, kad nėra tokio smegenyse daikto, kad erdvinis suvokimas, tarkim, yra geresnis berniukų. Ir mokslininkai sako, tai yra kultūrinis reliktas, kultūrinė gal net stigma, kur mes priskiriam tam tikrus vaidmenis, priskiriam tam tikras nuostatas ir tada nenori atkreipiam ir ugdymo procese labiau į tam tikrus aspektus dėmesio, kas duoda arba neduoda rezultatų. Ir čia jau mes keliaujame tokį tikrai daug temų išskleidėm. Viena iš temų dabar paskutinė paliesta, ar ne, apie tą pačią atskirties tarp lyties pagrindo, ar ne, kuomet mes turim, kaip ir, kad nėra kažkokių tais objektyvių iš lyties ateinančių prielankumų vienokiems ar kitokiems dalykams, bet mums rezultatai tą parodo, ar ne, kad mes tikimės iš mergaičių galbūt vieno, iš berniukų kito ir dėka lūkesčių arba kažkokių tais naratyvų mūsų visuomenėje ir švietime mes iš esmės užprogramuojam tos rezultatus. Tai iš tikrųjų tame atskirties momente tikrai įdomu panagrinėti, tai pabandom tokiais blokais, kad būtų aiškiau, gal pirmą tada gal ir lyties aspektą, ar ne, mergaičių, berniukų aspektus, gal dar kažkokių įžvalgų čia turim šitų atskirties klausimų. Jo, tai aš norėčiau paminėti, kad kaip edukologui man PISA tyrimas iš vis didžiausias, ko gero, jo nuopelnas būtent yra, kad jis įvedė į mūsų mokslininkų edukologų sąmonę tą atskirties reiškinį, supratimą, kad jis egzistuoja. Nes iki tol buvo tyrinėjami, žiūrinėjami rezultatai akademiniai, neakademiniai visokiausiai ir tų skaudžių atskirčių ir konkrečiai, aišku, dabar liečiam berniukus, bet dar tas terminas, tas trumpinys akronimas sekas, socialinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas, jo iki tol nebuvo taip stipriai mūsų sąmonėje. Būtent PISA tie tarptautiniai tyrimai su visais jos trūkumais, bet čia tai yra šviesulys, kuris apnuogino piktžaizdę tam tikrą. Tai kas liečia berniukų ir mergaičių skirtumus, tai tie skirtumai, kiek aš žiūrėjau duomenis, jie yra statistiškai reikšmingi tie skirtumai, kaip minėjo Rita, tai tikrai sietina su kultūriniais, tam tikrais įsitikinimais, bet matome, kad jie mažėja. Jie mažėja gamtamoksliniuose tie skirtumai tarp berniukų mergaičių, nežymiai, bet mažėja. Kitose vietose skaitime ir matematikoje jie stagnuoja. Ta prasme, mes turim tos skirtumus, matom ciklams einant,
nežymiai skirtumai didėja. Taip sakant, mes kultūriškai mes netampam labiau progresyvus, ta prasme, kad mergaitės irgi turėtų eiti į STEM mokslus, Science, Technology, Engineering, Mathematics. Mergaitės atsilieka matematikoje nuo berniukų, bet lenkia skaitime, nes ko gero tai skaitoma labiau feminizuotas sritis, o abstraktus mąstymas, kaip Rita sakė, kultūriškai yra tokioje situacijoje. Tai čia viena vertus, ko gero darbas su pedagogais nemenkas turėtų būti padarytas, nes ne tik namie girdi jie tuos įsitikinimus, kad berniukas inžinierius, mergaitė filologė. Tai neretai išgirsi ir iš mokytojų lūpų, kad tavo brolis nemokėjo ir tu nemokėsi matematikos. Esą tai būtų genetiškai perduodama kažkaip. Ne? Tai tas atsparumas, tas įsitikinimas, tas growth mindset, augimo mentalitetas, šitos kompetencijos yra labai svarbu, kad suvoktų specifiką to naujausią neurologinę ir pedagogai. Nes jie labai dažnai kartoja tai, kas buvo įprasta sakyti prieš 50 metų, jau buvo to tikima. Buvo tuo metu, tai buvo state of the art, mokslas kažkokie tyrimai parodė, kad berniukai geriau skaito ten matematiką daro ne mergaitės, reiškia, taip toks faktas, taip ir turi būti ir mažai kvestionuojama buvo ir tai kartojas. Ir aš pats esu girdėjęs, kaip biologijos mokytojai aiškina mokiniams mūsų amžiuje, mūsų laikė, net ne kai aš mokinys buvau, kai aš pats mokytojas buvau, kad čia yra genetiškai paveldima. Biologijos mokytojai. Tai jau labai senos genetinės žinios. Bet čia kaip įdomu, ar ne? Mes padarom tyrimą, nustatom, kad matom tokius rezultatus ir padarom prielaidas, kad, vadinasi, taip yra, tai vadinasi, tą ir turim pratesti. Ir kažkokius kita vertus apie tai, kaip mes žiūrim į priežastis, kas už to slepiasi. Ir čia, aišku, kokybiniai tyrimai, kurie mums padeda pamatyti tos dalykus. Ir tikrai mes čia kalbėjom kelis kartus apie tą augimo mąstyseną ir kas jie gali lemti. Čia turbūt Karol Dweck remiamės, kuri šitą sąvoką apibrėžia. Kažkaip man norisi tokį intarpą apie tuos lūkesčius, kuriuos formuojam vaikams sugrįžti. Ir čia tas klasikinis tyrimas, kur atsitiktinai buvo parinkti 15 vaikų ir mokytojams pasakyta buvo, kad šitie vaikai tai labai gabūs, jie pasieks tenais išskirtinių gabumų, mes padarėm testus, atlikom, o tie vaikai nebuvo niekaip išskirtiniai ir mes ten per 5 metus pamatėm, kad tie vaikai ir pasiekė tokių rezultatų labai išskirtinių. Tai iš tikrųjų suprasti, kaip mes programuojam lūkesčius ir kaip visų mūsų tėvų, bendraklasių, visuomenės, čia ne tik įmant mokytojus, lūkesčiai lemia tuos galiausiai rezultatus, kuriuos matom, labai svarbu. Tai man atrodo, tai, ką jūs dabar, Agne, sako, dar labai svarbu ir ta viešoji komunikacija. Jeigu mes matom PISA ar TIMSA ar ICCS ar PIRLSA, bet kurį tarptautinį tyrimą, kad mes nesam auksas, sidabras ar bronza ir matom tik tokiam kontekste, mes ir sistemos lygių indoktrinuojam visuomenę tokią nuostatą, kad, viskas yra blogai. Mes neužėmėm ant tų laiptelių olimpiadinių, neatsistojom, bet šitie visi tarptautiniai tyrimai, jie stipriai daugiau pasako. Ir ką, pavyzdžiui, Jogaila dabar sako apie seką. Taip, dabar atsibudo, kad sekas svarbus, bet iš tiesų sekas buvo pradėtas tyrinėti. Tai mūsų nei vieno dar gyvo nebuvo, gimusio 58 metais. Pradėtas labai rimtai tarptautiniu mastu su AIA, Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo organizacijos mokslininkais, ateita, kad ne tik kognityvinius, akademinius dalykus, bet žiūrėti kontekstą, žiūrėti aplinką, statusą, iš kurio ateina mokinys. Jau mokslininkai tada suprato. Aišku, matavimo instrumentai, ką Jogaila pabrėžė dabar, stipriai yra labiau patikimi, labiau kvalifikuotai padaryti. Ir mes tada turim paisyti. Ir pavyzdžiui, kaip jūs sakot apie kažkokius, mūsų tuos išskirtinumus ir kaip Lietuva atrodo, tai kai kuriais atvejais labai prasminga ir tarptautiniu mastu, pavyzdžiui, pasilyginti. Tarkim, imkim kitą aspektą. Kokie Lietuvos rezultatai vietovės požiūriu, ar ne? Ir žiūrim kitas šalis. Ir matom, kad mūsų vietovės požiūrių Lietuvos rezultatas yra skirtumas didžiulis, milžiniškas. 71 taškas tai yra svaiginantis rezultatas.
Ir dabar pasižiūrim kitas šalis, na taip, mes turim šalių, kur sakykime, ten Rumunijoje yra 119 taškų, Serbijoje 116 taškų, bet yra ir kitos šalys. Pavyzdžiui, ką nustebino paskutiniai PISA Italijoje 3 taškai. Vadinasi, nes arba Ispanijoje 7, Naujojo Zelandijoje 14 taškų, Estijoje 25 taškai. Patikslinkit dar klausytojai, kuris gal mažai gaudosi taškais. Ką reiškia tas 71 taškas arba 3 taškai? Kiekvienam tyrime reikia skaičiuoti, ką tai reiškia tie taškai. Šitam tyrime nėra mokslininkų konsorciumo paskaičiuota ir pateikta, ką šitam tyrime reiškia, bet jeigu taip labai neatsargiai, galbūt ir ne iš mokslinės tos pozicijos žiūrint, tai buvo apskaičiuota kažkada anksčiau. Vėl pabrėžiu, kiekvieno tyrimo atžvilgių reikia atskirai skaičiuoti, bet nesitikė, kad jau taip labai viskas virstų visai kiti skaičiai. Tai buvo taip maždaug skaičiuota, kad 27, 28 iki 35, 40 taškų yra 1 mokslo metai. Toks atotrūkis tai yra, jeigu aš surinkau mažiau tiek taškų, vadinasi, aš esu nominuota gal 8 ir 9 klasėje, bet iš tiesų aš esu klase žemiau. Arba klase aukščiau, ar ne? Tai pavyzdžiui, tos vietovės požiūrių, ką mes jau ir tarptautiniu mastu galim labai atidžiai žiūrėti, kad vadinasi, yra šalių, kur nesvarbu, ar mokykla yra tavo namų pašonėje, ar mokykla yra už 30 km, mokykla garantuoja tau tą patį pasiekimų lygmenį. Ir yra šalių, pavyzdžiui, kaip prasčiausi rezultatai Rumunijoje, Serbijoje, kur tu turi labai atidžiai žiūrėti, į kurią mokyklą eina tavo vaikai. Gal asmens atžvilgių nebus tokių pasiekmių, čia yra vidutiniškai skaičiuojant šalies atžvilgių. Tai mes turim ką galvoti apie vietovę labai stipriai. Kita vertus, kai žiniasklaidoje pasklinda tokia neatsakinga žinutė, kad mieste, sostinėje visada idealu, o kaime visada blogai, tai aš visą laiką noriu pabrėžti. Ir visi tyrėjai pabrėžia, kad Lietuvos rezultatas rodo, kad miestas nėra lygu aukščiausias rezultatas, kaimas nėra lygu žemiausias rezultatas. Mes turim įvairių rezultatų. Išsimėtymo tam pačiam Vilniaus mieste, išsibarstymas yra didžiulis, bet apskritai paėmus 71 taškas vietovės požiūrių, nacionaliniu mastu jis nemažai ką pasako. Skirtinga ta kokybė. Kad priklausomai nuo vietovės tai gali atsiliepti mokinio pasiekimams. O sakykit, kaip tai yra susiję tada su socialinė, ekonominė, kultūrinė padėtim, ar ne? Ar čia yra išimtas šitas lygmuo, ar tai gali reikšti, kad toj vietoviai yra tiesiog, pati aplinka kitokia, bet tai nėra mokyklos vietovės vaidmuo? Tai va jau jūs klausdama ir atsakot, kad dažniausia tą vietovę labai stipriai sąlygoja sekas. Socialinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas kaime dažniausia yra prastesnis, menkesnis, negu yra mieste. Kaip mano vienas draugas pokštauja, kad Vilniuje labai išsilavinę žmonės daug afišų perskaito. Čia toks juokelis jo. Bet iš tiesų tave supa sociumas, sakykime, sostinės, kur yra gerokai daugiau galimybių negu kaime, arba kaime tau reikia daug daugiau investuoti išteklių materialinių, kad tu gautum tą patį, ką gauna miesto vaikas, tas pačias turtingas bibliotekas, parodas, muziejus, teatrus, pagaliau mokslo institucijas, kur mokytojai nuvesti, tarkim, į fizikos institutą, chemijos institutą, visą klasę, kad jis galėtų laboratorijoje praleisti, su mokslininkais pabendrauti ir ką tai reiškia iš Skuodo, Mažeikių ar Biržų atvežti mokinius, kad jis galėtų turėti tas pačias sąlygas. Kitaip tariant, čia labai panašu kaip su mergaičių berniukų rezultatais, apie kuriuos mes kalbėjom, kad sakom, rezultatą matom, bet kokios yra to priežastis, ar ne? Ar tai čia yra objektyviai ir genetiškai, ar ne? Tai su kaimų miestu mes irgi galim sakyti, kad kažkokioje vietovėje mes matom prastesnius rezultatus, bet gali būti, kad tą lemia visai ne mokyklos situacija, nes tai yra gali dar lemti ir tiek mokyklos, kad matot,
į mano klasę susirenka, sakykime, kaime, tų tokių menkesnių aspiracijų, ar ne, vaikai. Ir tada natūraliai, žmogiškai gali atsirasti tokios nuostatos, va tiek mes jau irgi kažką pasiekėm, darėm pažangą, tų aukštųjų siekių gali būti daug, bet gali būti ir mažiau natūraliai susiklostyti, tokios bendrosios nuostatos. Kita vertus, galima pasakyti, kad yra ir tokių nuostabių išimčių, pavyzdžiui, aš negaliu atskleisti dėl tyrimo etikos mokyklų, kurios dalyvauja, bet to tai dalyvauja 15-mečiai, ne visa mokykla, pagal tarptautinių konsorciumo nustatytą imtį, bet vis dėlto aš kaip tyriantysis asmuo žinau mokyklas ir mane kai kurios mokyklos nuoširdžiai stebina, kur bet kokiam tyrime kaimo mokykla pasirodo labai labai aukštų lygių. Tai vadinasi, yra dar ta paslaptis ir ugdymo kultūros, ugdymo proceso organizavimo. Vadinasi, yra tų gerų išeičių, gerų sprendinių, kur mokytojai turbūt nepaprasta savo gale, mokytojo ta gale pasinaudodami, pasiekia tai, kad išlaisvina tą vaiko protą, vaiko jausmus ir jis pažangą daro sparčiau negu kiti vaikai. Aš norėčiau čia sugrįžti truputį dar prieš tuos skirtumus, kad klausytojas suvoktų, kodėl Lietuvoje aš taip pagyriau PISA dėl SECO, kad įvedė tą SECO, kodėl jo anksčiau nebuvo, nors jis jau senai tyrinėjimas. Tai čia reikia nepamiršti mūsų istorinės praeities ir kad mes Sovietų Sąjungoje nebuvo SECO, visi buvo vienodos SECO, nebuvo tariama lygybė. Dėl to mokslininkai negalėjo tyrinėti skirtumų dėl kažkokių tariamų šeiminių skirtingų situacijų, ekonominių, socialinių, kultūrinių. Tai 60-aisiais, 70-aisiais Amerikoje prasidėjo šitie tyrimai, ypatingai dėl baltaodžių, juodaodžių rajonų ir pirmieji sociologiniai tyrimai, kurie pradėjo kreipti dėmesį į tą veiksnį, kad čia jų buvo tokia radikali tiesiog deklaracija pirmojo didžiulio, The Coleman Report, vadinamas Amerikoje didysis Colemano raportas, kuris tyrinėjo pasiekimus mokinių ir jo išvada buvo tiesiog sudrebinusi visus, pasipiktinimą sukėlusi. Mokykla nieko nereiškia. Jie taip drastiškai pasakė, mokykla nieko nereiškia, reiškia rajonas, reiškia vaiko šeima. Paskui pradėjo, aišku, mokslininkai tyrinėti, pamatė, kad ir taip reiškia ta mokykla, taip yra tikrai dalykai, kuriuos mokykla gali pakeisti savo veikloj, mokytojų veikloj, tas skaičiavimas input ir output, kad yra ten tie dalykai kintamieji, kuriuos mes galim keisti ir tie pasiekimai susilygina. Bet niekada reikia nepamiršti, kad dramblys kambaryje iki šiol išlieka tas pats, kad iš esmės didžioji dalis vis dėlto tų pasiekimų, Rita minėjo tos 70 taškų, tai kituose, čia apibendrintai, o jeigu ten žiūrėti matematiką atskirai tarp aukšto žemo SECO mokinių, tai ten net 80 gali būti taškų. Tai mes šnekam net iki 2 metų mokslo metų papildomų skirtumų tarp mokinių. Milžiniški pokyčiai dėl šeiminės, socialinio, ekonominio, kultūrinio konteksto. Įsiterpsiu, 92 taškai skiriasi tarp aukšto ir žemo SECO Lietuvoje. 93 taškai tarptautiniu mastu. Tai aš dar norėčiau, o pas mus tai atėjo tik vėliau, mes dabar pradėjom tą tyrinėti ir aišku, dar nepriklausomybės pradžioje visi ten laisva rinka ir mes čia kiekvienas už save, individualizmas ir jeigu tau nesiseka, tu pats runkelis ir tad nesistengi. Ir dabar mums daina, mes matom tą literatūrą, mes skaitom, mes gilinam, mes suprantam, kad iš tikrųjų milžiniška čia yra problema, ta pikžaizdė mano minėta, bet yra tam tikri maži, dėja maži dalykai, bet kuriuos mokyklos gali daryti, kad tie skirtumai sumažėtų. Puikiausiai mes matom kad kažką padarė estai, nes pas estus tie skirtumai daug mažesni. Pas estus 2002 25 taškų skirtumas, kaimas versus miestas, 2018 24, 1 taškas skirtumas, pas mus tų taškų 10 skirtumas. Tai pas mus, žiūrint tendenciją, ko gero, ką man didžiausia pasakė 2022 metų ataskaita, kokį aš išsinešiau žinutę, tai kad taip ten tie mūsų pasiekimai visam pasaulyje krito dėl COVID, ten truputėlį nežymiai, mes vidutiniokai, bet kai kas keitėsi pas mus.
keitėsi į blogąją pusę tos atskirtis. O konkrečiai labiausiai tai tarp žemo ir aukšto seko, tarp kaimo ir miesto. Šita praraja didėjo. Ir dar klausytojams, kurie neturi iki galo įsigilinę ir žinių apie tą seką, mes kartuojam socialinis, ekonominis, kultūrinis kontekstas, reikėtų gal ryto praplės, bet iš esmės mokinių klausimynas, kuriame jie pildo. Kiek namie knygų, kokios knygos, ar yra skulptūrų, koks tėvų išsilavinimas, ar turi skalbimo mašiną. Tai iš to klausimyną įvertinamas jo profilis, iš esmės ar jisai toj šalyje yra, sakykime taip grubiai, turtingesnis, socialiai, kultūriškai ir ekonomiškai. Ar mažiau turtingas. Padalinama visuomenė, visi mokiniai į 4 stratas, arba galime daugiau, suindeksuojami ir tada žiūrime, kad tie, kurie turi mažai, kurie yra mažiau turtingesni, gerokai atsilieka jų pasiekimai. Tai vat mokinys, sakykime, su aukštu seku, 9-okas, ir jo klasiokas su žemu seku, galbūt iš tikrųjų tas su žemu seku ten yra su 7-oko žinių lygių. Realiai taip. Gal jie klasiokai, gal jie skirtingose mokyklose, gali būti ir mieste irgi tos atskirtis yra, mokyklos labai geros, labai geros, tada čia klausimas, ką reiškia geros, čia irgi edukologinis toks įdomus niuansas. Ar tos mokyklos geros, ar ten paprasčiausiai eina aukšto seko vaikai, kurių tėvai nuo mažens žaidė Lego, vedžiojo į spektaklį, užsiminėjo, dar korepetitorių prisamdo, nes turi ir pinigų, ir socialinio, ir kultūrinio kapitalo, juos vežioja po ekskursijas, jų po užsienio, visas ten 9 jūras jau išsimaudė, kaip jau šitas mūsų žinomasis tas spektaklis, kur dainuoja pradžioj moteris, kad mano sūnus ten jau visuose vandenynuose pasaulio maudėsi. Tai aukšto statuso mokiniai, iš esmės jų šeima aukšto statuso. Tie mokiniai taip jau atsitiko, kad ten gimė. Tai vat, iš esmės mes matom, žiūrėdami į tą seką, lyginami, kad praraja Lietuvoje didėja, tai suponuoja socialinę stratifikaciją. Tai reiškia, kad iš tikrųjų tos 2 Lietuvos arba kažkiek Lietuvų, tas skirtumas tarp jų didėja ir čia reikėtų sunerimti. Ir aš tai matau vos ne kaip nacionalinio saugumo klausimas dažnai įsivaizduojamas, kad apie išorę šnekama, bet tos susiskaldžiusi visuomenė, stratifikuota visuomenė, taip vyksta socialinė reprodukcija, pagal sociologų teorijas, Bourdieu pavyzdžiui. Tai tie, kurie neturi, tie, kuriems prastai sekasi, koks procentas mokinių iš tų žemo seko, kurių pasiekimai prastesni, vėliau įstoja į aukštąjį mokslą. Apie 20%. Apie 20% žemiausio seko įstoja į aukštąjį. Tai reiškia, 80% jų lieka prasčiau kvalifikuoti, dirba prasčiau apmokamą darbą, greičiausiai jų vaikai kartos tą patį ir mes turim tokią tarp generacinę atskirtį ir tai atskleidė mums tas PISA tyrimas ir nuolat parodo ir iki šiol rodo, kad mūsų sprendimai švietime, ko gero, man iš vis tai suponuoja ne tik, kad švietime, bet tai čia yra jau anapus švietimo, čia yra tarp sektorinė problema. Mes šnekam apie skurdą per se Lietuvoje, nes tiek žmonės, kurie skurdė, o kaime jų yra apie 70%. Apie 70% regionuose yra žmonės, kurie yra mokiniai, kurie yra iš žemo seko arba labai žemo seko. Tai 70% paėmus. Tai aišku, kad ten pas juos ir tie pasakymai prastesni, bet yra ir kaimo faktorius. Tai prasme, kaimo faktorius, kad regiono faktorius. Kažko skiriasi dar tos mokyklos, nes mes jeigu lyginam apelsinus su apelsinais, jeigu lyginam aukštą seką kaime ir aukštą seką mieste, žemą seką mieste ir žemą mieste, tai mes matom, kad vis tiek yra kaimo dar veiksnys kažkas tam kaime. Ir Rita jau minėjo, kad ten ir mažiau galimybių lavintis, mažiau užklasinių veiklų. Tai čia vėl tas sąrašas, kuo mes matom skiriasi. Pragmatiškai tos mokyklos, mokytojų kvalifikacija, pavyzdžiui, netgi skiriasi regionuose, mokytojai su 3 kartus, man atrodo, yra mažiau metodininkų mokytojų negu didesnių gyvenviečių arba miestų. Tai mokytojų kvalifikacija, aprūpinimas mokyklų. Tai apskritai tų mokyklų net ne visuose kaimuose yra. Prasme, kaimuose mes uždarom mokyklas, nes ekonomika tokia, situacija tokia, juos vežam su autobusiukais. Kodėl ne mokytojus galbūt vežam pas jį su autobusiukais, ne? Prasme, kitos šalis, ypač Skandinavijos šalis, labai jautriai žiūri šitą dalyką, bando atakuoti, matyti, identifikuoti labai anksti, meta milžiniškus resursus, kad palaikytų tą lygybę. Ir jei įmanoma palaikyti, švietimas labai gali suvaidinti tą socialinio lifto funkciją, gali tuos skirtumus kompensuoti, šeimų skirtumus, bet čia reikia labai stipraus politinio stuburo, nes reikia nebe tik švietimo sistemą taisyti, reikia bendrai daryti
mokesčių, ko gero, reformą rimtą. Reikia socialinę rūpybą visą reformuoti arba duoti milžiniškus resursus, nes ten turėtų pas tas šeimas vaikščioti specialistai, komandos ir psichologai ir padėti įsidarbinti ir ten gal šeimoje priklausomybė yra, gal tik tais vienas tėvas ar mama augina. Ta prasme, ten yra kompleksinės didžiulės problemos ir neužtenka, mes švietimo sistemoje viską tobulai padarė, vis tiek, ko gero, nekompensuosim to. Reikia tarp sektorinio tokio valstybinio įsikišimo. Nes tikriausiai tyrimai mums parodo gilesnės problemas, ar ne, šitoje vietoje. Man kažkaip dar iš tokios sociologinės perspektyvos norisi irgi atskleisti tą, mes kalbam apie seką kaip tokį neseniai atsiradusi reiškinį. Man atrodo, kad apskritai idėja, kad meritokratijos logika yra klaidinga, yra pakankamai nauja pas mus. Nes, koks mąstymas yra dar šiandien švietime, man atrodo, visai gajus, kad, švietimas yra nemokamas, visiems prieinamas, vadinasi, visi vaikai turi lygias galimybės tam švietime būti ir jeigu jau vaikas prastai mokosi, tai čia jo motyvacijos problema. Ar ne? Ir tarsime, iš esmės šitą meritokratijos teoriją, kad čia jeigu tavo gabumai plus nuopelnai ir pastangos parodys tavo sėkmę, jinai iš vis yra ydinga kaip tokia, nes mes tada ir sukūrėm mąstymą, ar tom šeimom, kurios gyvena tenais, tai jie patys kalti. Tai patys kalti, nes nieko nedaro ir va šita logika tokios neoliberalistinės prigimties galbūt mums suponuoja, kad mes ir švietime į tą vaiką nežiūrim kaip su ta tokia galbūt meilė ir empatija, su kuria reikėtų eiti, bet reprodukuojam toliau ir tiesiog užkliuojam, kokia jo yra vieta. Tai kaip šitas galbūt aspektas ir pokytis nuostatinis švietime jums matosi? Man tai vieną dalyką norėčiau dar sugrįžti, ką Jogaila sakė dėl švietimo ar nešvietimo, ar visos valstybės įvairių sričių dėmesį, kad tas sekas yra ne vien švietimo reikalas. Man atrodo, kad švietimo sistema, mokykla, mokytojai šiuo metu atlieka labai daug ne tik ugdymo tokio siauresnė prasme, bet ir socialinių funkcijų. Mokykla rūpinasi nemokamų maitinimų, visokiais papildomoms švietimo pagalbom, suteikia daug visokių dalykų, tai ką iš prigimties tai nėra tiesiogiai švietimo dalykai. Ir man atrodo, kad per mažai ir PISA tyrimas parodė rekomendacijų, jau pirminėse preliminariuose rekomendacijose yra, kad reikalinga teikti tokios daugiau ir gilesnės švietimo pagalbos. Tai yra švietimo tikrąja to žodžio tokia siauresnė prasme. Tai yra, jeigu mes žinom, mes kiekvienas esam skirtingas, vieni mąsto lėčiau, kiti greičiau, užduotis greičiau pagauna, lėčiau pagauna ir reikalingos papildomos pamokos, papildomos konsultacijos. Tai va, šitas įsivažiuoja po truputį, bet per menkai. O tai, kad vaiką ten reikia pamaitinti, aprengti, mes visi suprantam, supirkti ten vadovėlius ir panašiai. Dabar dėl meritokratinio to požiūrio. Lietuva nuo pat nepriklausomybės pradžios ir dar prieš nepriklausomybės pradžią labai stipriai orientavosi ir labai Lietuvą, man rodos, įkvėpė tuo metu skandinaviški modeliai. Bet iš dalies nueita tos skandinaviškos švietimo kultūros keliu, bet iš dalies prisimti tokie aspektai, kurie nebūdingi skandinavams ir nebūdingi tokiam visuotinio švietimo požiūriui. Tai pavyzdžiui, tos selekcinės, segregacinės klasės, kurios likę nuo, kaip ir aš mokiausi, būdavo atrenka iš pirmūnų A klasėje ten, ar ką panašius dalykus daro, ir dabar selekcinės, segregacinės klasės. Ar yra blogis darbas su itin gabiais arba, tiksliau kalbant, su talentingais vaikais? Talentingas vaikas taip pat turi būti neapleistas. Ta irgi rodo moksliniai tyrimai. Jam reikia pagalbos, jis dažnai kažkokiuose srityse labai ryškus, bet kai kuriuose kitose srityse jam tikrai reikia tam tikros pagalbos. Tai va, tai jeigu mes tikrai tą talentingą vaiką lavinam, tai jam visiškai kitoks ugdymas turi būti pasiūlytas, bet ne selekciniai, segregacinių principų sukurta mokykla,
kuri neretai tarptautiniam kontekste nelabai kuo ir išsiskiria. Tai jeigu mes darom, tarkim, kaip Amerikoje yra Juilliardžio mokykla, privati mokykla, tai visas pasaulis ją ir žino. Kad ten ypač talentingų surenka, bet ten žvaigždės ir toliau eina. Bet jeigu mes pasirenkam patogių šeimų vaikus, ir komfortiškoje aplinkoje būnam arba labiau komfortiškoje ta akademinė prasme, vargu bau ar čia tas teisingas kelias. Kitas dalykas, kad kai yra ir privatus, ir tas valdiškas valstybinis savivaldybių švietimo sektorius, tai jau privatus atsirenka tam tikrus, ar ne, iš palankesnio dažnai seko vaikus, nors ten irgi tam tikrų ir didelių problemų yra. Bet kai ir valstybinis tas savivaldybių sektorius dar išskiria, tai dar opėja dalykai. Ir ar mes suvaldom visą šitą tada srautą. Manyčiau, kad sunkokai sekasi visiems suvaldyti ir vis dėlto, ką šiuolaikinė edukologija propaguoja ir net to šalys, kurios ėjo segregacijos, selekcijos keliu, vis dėlto atsigręžia į tuos skandinaviškus modelius, kaip tokius socialiai teisingesnius, ar ne, ir keletą švietimo socialinio teisingumo principą. Tai ir mums, manyčiau, kad dar reikia subtiliau pasižiūrėti į tą socialinį teisingumą ir labai stipriai apgalvoti, kur tikrai ta selekcija, segregacija galėtų būti pateisinama. Daug labai klausimų. Aš čia norėčiau irgi paantrinti dėl Rita minėjo socialinis teisingumas. Žodis teisingumas, kas teisinga, kas neteisinga, kas gerai, kas blogai. Čia jau mes einame į tokią metafizinę, filosofinę dimensiją, iš esmės. Mes šnekam, vienam teisinga vienas, kitam teisinga kitas. Vieni sako, kad meritokratija, jeigu žiūrėsim į švietimą kaip į švietimą kaip į ribotų resursų, kažkokių išteklių reiškinį, tai kaip tos resursus ribotus paskirstyti. Ne? Tai meritokratai sakytų, kad reikia tiems, kurie sugeba, tiems ir duoti daugiau. Ir yra labai logiškas paaiškinimas. Jie gabesni, jie geriau mokosi, paskui jie bus Elonai Muskai, sukurs mums darbo vietų, progresuos visuomenė, technologijos. Visiems bus geriau, jeigu mes duosim jiems geresnės klasės, su tokiais pat talentingais, jeigu duosim geresnius mokytojus, kurie ten, nežinau, su daktaro laipsniu, ten ir šiaip patys inovatyviausi, įdomiausi mokytojai. Duosim jiems mažesnės klasės, kad ten mokytojai daug. Tų švietimo resursų skirsim daugiau tiems, kurie dešimtukininkai. Ne? Tai čia tokia meritokratinė sistema ir čia priklauso nuo, pavyzdžiui, konservatoriška ideologija, pagal apibrėžimą jinai sutiktų su to, kad čia yra vis tik natūralu, kad mes nesame vienodi ir yra gabesni ir jeigu gabesni mums gali sugeneruoti daugiau pridėtinės vertės, tai į juos ir investuokim. Ir viskas čia iš tos pusės, iš, sakykime, tokios konservatoriškos ideologijos pusės, kaip ir būtų su šito. Bet yra kitų teisingumo švietime filosofijų, prieigų, paradigmų. Tai ta skandinaviška, socialdemokratiška, gerovės valstybės, kuri pasako, kad kaip tik reikia kompensuoti tuos skirtumus, kuo didesni skirtumai. Kuo prasčiau vaikui sekasi, tuo daugiau jam reikia duoti resursų. Jeigu meritokratiniai priešingai, kuo jam geriau, tuo daugiau duodam resursų, duodam dar stipendiją jam paskui, kai stoja. Sakykime, socialdemokratinė kompensacinėms mechanizmais besiremianti paradigma, sakytų, teisingumo paradigma švietime, sakytų, kad ne, duodam kuo daugiau resursų, kuo jam blogiau sekasi. Ir nemokamą maitinimą, ir namų mokymą, ateina mokytojas, ten padeda jam, ir daugiau pamokų jiems, ir geriausi mokytojai specifiškai tas klasės, arba klasės darom heterogeniškas, būtinai, kad būtų įvairių gabumų, kad nebūtų ten izoliuotos, čia kita tema irgi labai įdomi, ją reikia paliesti. Tai iš esmės tai yra skirtinga pasaulėžiūra, skirtingos vertybės, ir čia klausimas, žinot, kur aš neturiu atsakymą savo, iš tikrųjų Lietuva kokios nori sistemos. Ar nori, ir kas ta Lietuva, ir kas yra sprendimų priėmėjai, kurie priėma tos sprendimus. Nes dokumentuose mes norim gerovės valstybės, socialdemokratinio modelio, kur iš esmės pas žmonės yra lygybė. Ne? Ir kuo tau prasčiau sekas, tuo mes tau pastatom ant kojų, suteikiam galimybės iki tam tikro lygio, paskui tu jau ten kažkuriam lygmenį, ten viduriniam jau pradedi kovoti už save, kaip tau sekas, taip sekas, bet kuo mažesnis, tuo daugiau resursų duodam tau, kuo prašiau sekas, tau pagalbos
darbo specialistai visi tau ir taip toliau. Tai ant popieriaus taip yra. Praktiškai Aš prieš praktikos, tai galiu pasakyti, kad ne, praktiškai, taip žiauriai pasakysiu, bet šiai praktikoje yra gaji visgi, kad mes ir taip, kiek jiems ten galima duoti, į juos neverta investuoti, ta prasme, kodėl mes galime, kiti nuskridžia, aš taip čia truputėlį žiauriai sakau, bet visgi yra gaji ta meritokratinė logika ir jinai atsiranda irgi ne veltui, jinai atsiranda ir dėl žmonių pervargimo ir bejėgystės būti sistemui, kur viena prasme idėjiškai mes kalbam apie teisingumą, kompetencijas, įtraukti ir panašiai. Kita prasme, mokytojai pasijaučia sureitinguoti lentelėje pagal jų vaikų, kurie išlaikė olimpiadas skaičius ir sako, jūs geras mokytojas, nes jūsų vaikas puikiai išlaikė olimpiadą, jūs geras mokytojas, nes jūsų vaiko rezultatai NMBP yra labai geri, bet ar kokį įdirbį ir kokį šuolį nuo startinės pozicijos aš padariau su vaiku šiaip iš principo, tai nėra tiek matoma. Ir va čia ta šizofrenija, kuri vyksta ir tas pervargimas, tai aš jau iš praktikos atnešu ir kalbu apie tą pačią problematiką, kur mes vaikštom tarp tos meritokratijos ir socialinio teisingumo ir nesuprantam, kur mes iš tikrųjų link einam ir dėl to visi pervargstam. Bet aš noriu repliką, viena tokia diskusija galėtų būti viena apie tai. Pavyzdžiui, žiūri į tuos tarptautinius tyrimus, ne vien į, tarkim, į PISA, bet kad ir į PISA, ir tu matai, kad yra šalių, kur beveik pusė vaikų pasiekia 5-6 lygį. Tai, žinot, biologiškai mes tiek esame išprusę, kad negali būti, kad šitoj šaly gimsta jau kažkokie supergabūs ir jau ten tie smegenų vingiai išvingiuoti ir beveik nėra žemų pasiekimų. Tai paslaptis turbūt glūdi kitur. Pavyzdžiui, sakykime, Singapūras, kur demonstruoja paskutiniai PISA rezultatai, bet jei žiūrėsim 3 metų rezultatus, iš esmės 40% vaikai pasiekia 5-6, tai yra aukštuosius pasiekimų lygmenis ir tik tai 7 ar 8% nepasiekia 2, tai yra vidutinio pasiekimų lygmens. Aišku, jeigu imi tik vieną šalį, gali pasakyti, čia Singapūras, ten yra kitokie kultūriniai skirtumai ir panašiai, bet gali pasimti ir kitas šalis, pavyzdžiui, sakykime, Lenkija demonstravo, dabar rezultatas paskutiniam tyrime stipriai smuko, bet Lenkijos, žiūriu, rezultatai buvo apie 17% vaikų pasiekdavo 5-6, paskutiniam tyrime tik tai 9 ir 14% nepasiekdavo, ar ne, to rezultato. Tai ir Europoje yra, ir vadinamosiuose postkomunistinėse šalyse yra tų didaktikų, ugdymo metodų, prieigų, asmenybės supratimo didesnio. Ir vadinasi, dalis tų slėpinių, aš galvoju, glūdi mūsų ugdymo proceso meistrystėje, dalis slėpinių visuomenės nuostatuose. Ar švietimas, mokymasis yra rezultatų siekimas laikomas aukšta vertybė, ar jisai, toksai irgi vidutinis požiūris, ar ne? Vieni labai spaudžia, samdo korepetitorius, vaikus grūda į visus būrelius ištisai, kiti kokį buvom, tokį ir liksim, nuostata yra šneki su, sakykime, žemesnio seko ar panašiai. O čia galiu šiek tiek dar sureaguoti, nes man atrodo, čia mes ir kalbam apie tą tokią reprodukciją, kai mes viena vertus turim, ar ne, šeimas ar kažkokios aplinkybėse esančių žmonės, kurie galbūt iš savo šeimų paveldėjo ten, lankomės visose renginiuose, tenais meno, kalbamės, mūsų šeimoje kalba yra labai plati, žodynas turtingas ir panašiai. Mums šita strategija atsipirko tam, kad mes gyventumėm gyvenimą, kuriame esame, ir yra kita dalis, kuri šiaip buvo iškritus galbūt iš švietimo, jei nepasteisino tą strategiją, patyrė tam tikrus atskirties momentus. Žodynas šeimoje nėra toks platus, renginiai, veiklos ir kaip jis ateiti nėra tiek. Ir čia atsiranda ta, ar ne, tokia atskirtis ir klausimas, ar čia yra kartais ir motivacijos tos šeimos, mes sakom, ta šeima nemotivuota galbūt vaiko leisti, arba tai nėra vertinama, bet gal problematika yra gilesnė ir galimybių ir resursų dalyje. Taip, bet man atrodo labai svarbu dar įsigilinti, mes jau ir lietuvių kalba 2 knygas turim profesorės Carol Dweck, į tą
augančios mąstysenos paradigma. Ir jei vis dėlto mes žiūrim labiau į tą vaiką, norėdami atspėti, kur jo tas tikslus mokymosi kelias. Aišku, lengva tai pasakyti, sunku, kai tu turi konkrečią klasę, konkrečius vaikus. Mokytojo profesijos apskritai iššūkiai tik auga. Tojose demokratinėse visuomenėse, kur ne pagal vieną kurpalių yra ugdoma. Pavyzdžiui, mes dabar ir PISA tyrime, konstruodami 25 tyrimą, labai daug šnekam apie personalizavimą. Ateina personalizavimas į švietimo tikrovę, ar ne? Visi edukologai, visi kultūrologai, psichologai, visi vieningai, sociologai, visi vieningai pritarė, kad personalizavimas, ta panacėja, kad reikia eiti sparčiau keliu. Šituo, bet konsorciumuos tyrimų mokslininkai kalba. Teoriškai konstruktas yra, galima sakyti, tobulas, ar ne? O praktiškai Suomiai pirmieji pradėjo taikyti, Suomių rezultatai smunka. Mes tikrai dar nežinom atsakymų, ar dėl to, kad jie taiko tas modernes paradigmas ugdymo, bet viena iš prielaidų, ką patys Suomiai sako, mūsų mokytojai yra ypač aukšto lygio. Mūsų mokytojai vienodai išmoko vaikus, ar jis Helsinkio centre prestižiniai, kokioj mokykloje, kurių nėra ten, ar kaime, snieguotoj, miškingoj vietovėje, vienodas maždaug rezultatas pasiekiamas. Bet dabar, kada pradeda taikyti personalizavimą, jau tos keitėsi programos ir žiūrim, viena PISA, kita PISA, smunka rezultatai. Ir ką mes šnekamės tarpusavį dalyvaudami valdybos posėdžiuose, kad vis dėlto tą konstruktą mes suvokiam, bet dar jo neįveiklinom. Dar nežinom, kaip veikti labai tiksliai ir profesionaliai. Jie paieškos toks laikotarpis eina, kada trūksta didaktikų ar ugdymo strategijų. Žodžiu, čia atsiveria didžiulis nežinomybės toks neapibrėžtumo laukas, kur visiems reikia ieškoti, bet nepaisant to, jau ir dabar šalys rodo, kad yra tų ugdymo strategijų, yra veiksmingų didaktikų, kuriomis galime naudotis ir siekti. Vat kalbant apie tas veiksmingas priemonės, būdus ir panašiai ir tyrimus, gal čia dar kažkokių įžvalgų, tai kas yra tos priemonės, kurios veikia, neveikia? Brangios priemonės, daug resursų reikia. Reikia mažų klasių, reikia aukščiausios kvalifikacijos mokytojų. Tai kartais atrodo, kad mes šito klausimu nelabai kaip valstybė sekame, nes atrodo einam priešingą linkmę. Dekvalifikuojam, leidžiam vis su mažesniom kompetencijom eiti į mokytojams dirbti. Ten iš vis 2 metus gali be pedagoginio būti. Ne? O gal atvirkščiai reikėtų magistrantūros mokytojų. Ant kiek tai būtų brangiau valstybės mastu? Tai būtų žymiai brangiau. Ne? Išlaikyti tas mažas klasės, neuždaryti tų apsnigtose teritorijose toli kažkokiuose kaimuose mokyklų. Vežti ten mokytus, vežti ten aukščiausios kvalifikacijos mokytus, apgyventinti, gal jiems duoti ten būstą. Ne? Tai yra daug, sakykime, tokių kompleksiškų priemonių, kurios mes matom, kad veikia Skandinavijos šalyse, kurios siekia, sakykime, to gerovės valstybės socialdemokratinio, nebūtinai meritokratinio, o tokio kompensacinio švietimo, kuris veikia kaip socialinis liftas ir gali iš žemo socioekonominio sluoksnio mokinys atsidurti galų gale aukštesnėme. Ar kad iš vis būtų mažai tos, nes čia nepamirškim, Lietuva viena iš daugiausia ES valstybėse turinčių skurde gyvenančių žmonių. Trečdalis žmonių gyvena šalia skurdo ir socialinės rizikos ribos. Trečdalis. 1 iš 3 lietuvių šalia skurdo ribos. Mes čia neretai sostinės burbulė užsimirštam su savo draugais bendraudami, darydami podcastus, kad egzistuoja labai skirtingi buvimo lietuvių patyrimai. Ne? Ir tai vėlgi kompleksiškos problemos peržengiančios švietimo sistemą, bet švietimo sistema irgi mes tyrinėjom su Rita tikrai direktorių klausimas. Kuo kompetitingesnis direktorius, tuo prasto žemo seko mokyklo jis daro didesnį poveikį. Kitaip sakant, elitinė mokykla, kur susirenka elitiniai mokiniai iš aukšto seko,
ten labai nesvarbus direktorius yra. Gali būti nekompetitingas direktorius. Jį pašalinsi, niekas net nepasikeis, nes šiaip visi mokiniai su stipriu backgroundu, su labai didelė parama tėvų ir iš principo jiems ten gerai ir taip, jų pasiekimai akademiniai nekris. Bet jeigu tu gerą direktorių išrotuosi į prastą mokyklą, prastą turiu omenyje, kad tai brutaliais akademiniais pasiekimais, kad mažai šimtukininkų, daug dropautininkų, daug tie, kur išeina iš švietimo sistemos, žemas sekas. Tai va ten labai svarbus direktorius. Lietuvoje direktorių rotacijos idėja buvo gimusi. Ir jinai empiriškai pagrįsta, yra moksliškai pagrįsta. Geri direktoriai, turi būti geri direktoriai ir jie turėtų rotuoti, pavyzdžiui. Negali toj pačioj mokykloje ilgai užsibūti, eiti ir siunčiam geriausius į blogiausias mokyklas. Va čia tas palyginimas, kai mokytojai gauna klasę, kur yra nestipri, bet jiem pasako, kad stipri klasė ir jisai su kitais lūkesčiais, su kita dvasia dirba ir iš tikrųjų pakelia juos labai smarkiai. Tai va, direktorių rotacija, labai retai skamba tas, kažkaip nusimarino tas klausimas, įvairiausios pataisos išėjo, kad jau ten jie gali likti, jeigu gerai vertinti. Tai kaip tik, jeigu gerai vertintas, eini ten, kur labai prastai dirbo direktorius ir pastatyk ant kojo, ne? Čia būtų tokia, milžiniškos reikėtų politinės valios, nes labai greit susivienytų ir atmestų ir prasidėtų direktorių lobizmas ir, ko gero, jis jau ir buvo ir prasidėjo ir nugalėjo. Britai daro, Britai siunčia, yra tas naujo starto programos ir kai mokykla pati nebesusitvarko, nebegali daryti pažangos, tai yra naujo starto, kada mokyklai leidžiama, o po to skiriamas naujas direktorius, kuris turi teisę, labai didelę teisę Lietuvoje tai nesuveiktų, teisės aktai neleidžia, bet Britai gali atleisti direktorius pusę mokytojų, performuoti komandą ir tokie pavyzdžiai yra net demonstruojami pasaulio kokybės konferencijose, kur karalienė atvažiavusi yra, jau dabar išėjusi Anapilin, bet karalienė atvažiavusi ir spaudė rankas tam direktoriui, kuris nepalankioje aplinkoje sukūrė gerą mokyklą. Aišku, buvo ir kitas atvejis, kad toj nepalankioje aplinkoje labai pradėjo brangti butai, išstumė žemiausio ko gyventojus, pradėjo, nes priimami vaikai vietovės atžvilgiu ir žodžiu, tada ir butai brangsta ir viskas, žodžiu, darosi visokie dalykai, kur jie irgi nori suvaldyti tą dalyką. Tai. Bet nežinau, ar Jogaila čia siūlo tokius dalykus labai iš esmės radikalius, ar tai motyvuotų mūsų direktorių. Šiuo metu direktorių atlyginimai tikrai yra labai nemaži, palyginus su ankstesnė Lietuvos situacija, augantys administracijos atlyginimai, ar galėtumėm perkilnoti, ar būtų gautas politinis pritarimas, patys direktoriai, žinoma, sutiktų tie, kurie dirba turbūt tokioj, nedemonstruojančioj aukštųjų pasiekimų mokykloj, bet turbūt susivienytų stipriai tos administracijos, kur dabar tuose privačiuose žurnaluose yra priekį. Tai eigoje aš primenu, kad mes kalbamės šiandien apie PISA tyrimus ir tai, ką mums jie sako apie socialinę atskirtį, neseniai kalbėjom labai daug apie mokyklos vadovo reikšmę ir kaip svarbu visgi mokyklos vadovams eiti ten, kur sudėtinga. Tai aš labai tikiuosi, kad mūsų klauso ir tokie šventimo entuziastai, kurie pagalvoja, kad aš norėčiau padėti ir daryti gerus darbus vardan Lietuvos ir galvoja visgi apie šitą iššūkį, nes labai noriu linkėti eiti į mokyklas ir eiti ten, kur didžiausią pokytį galima sukurti. Čia taip įdomiai ir pajuokavom, kad mokyklose, kuriuose ir taip mes atsirenkam vaikus, arba net kažkuria prasme privačiose mokyklose sakom kartais, kad tie rezultatai aukšti ar ne labai, bet iš esmės galim daryti prielaidą, kad tuos aukštus rezultatus gali lemti net ne mokyklos kažkokie ugdymo metodai ar būdai, bet iš esmės socialinis, ekonominis
kultūrinis kontekstas, iš kurio ateina vaikai. Ir tada mes eliminavus šitą, jau visiškai kitokį mokyklų palyginimą galėtumėm matyti. Ir klausimas, kokia mokykla sukuria daugiau pridėtinės vertės. Čia mums būtų įdomu matyti per pridėtinės vertės aspektą, o ne per tą. Bet gal tada grįžtam prie tyrimų. Pakalbėjome apie socialinį ekonominį kontekstą, ar ne, kiek jisai daug lemia, kalbėjome apie skirtumus tarp mergaičių ir berniukų, kalbėjome apskritai apie teorijas. Ir panašiai dar norisi prie vieno aspekto sugrįžti prie kalbinės įvairovės ir kokie yra iššūkiai mokiniams turintiems, kalbantiems, pavyzdžiui, namie visiškai skirtinga kalba negu mokykloje yra kalbama, arba apskritai, ką mums kalba parodo ir ar tai kažkaip susijęs su atskirtim. PISA tyrimuose buvo imamos 3 stratos. Lietuvių, rusų ir lenkų mokomosiomis kalbomis dirbančių mokyklų mokinių rezultatai. Na ir šitie rezultatai parodė statistiškai reikšmingus skirtumus ir labai nemažus. Lietuvių mokyklos per visas sritis dažniausiai pasirodo geriausiai ir tai yra visuose tyrimuose. Lenkų mokyklos pasirodo statistiškai reikšmingai prasčiausia, bet viena fotografija. Bet jeigu žiūri giliau, tai štai ką matai. Rusų mokyklos lenkia lenkų mokyklas, bet rusų mokyklos yra, rusų mokomąją kalbą mokyklos yra dažniausiai miestuose, kur mes jau kalbėjom, ką reiškia sekas. Lenkų mokyklos dažniausiai yra kaimuose, kur dažniausiai yra žemas sekas. Lietuvių mokyklos yra ir mieste, ir kaime, kur seko įvairovė yra. Bet vis dėlto tam tikrų išvadų galime padaryti, kad jeigu valstybiniu mastu leidžiama veikia tautinių bendrijų mokyklos, vadinasi, siekti tam tikrų kriterijų įgyvendinimo reikėtų visom mokyklom. Jeigu kurioms nors mokykloms, mokyklų grupiai nesiseka, vadinasi, tikrai reikalingos atskirosios priemonės to mokyklom gerinti. Čia galim pasimokyti turbūt iš mūsų kaimynų estų. Estų mokyklų rezultatai, dabar jau estų ir rusų mokomąją kalbą mokyklų rezultatai supanašėjo. Bet tyrimų pradžioje buvo dar ir išlikęs, bet netoks didžiulis atotrūkis tarp rusų ir estų mokyklų. Estija, ką padarė, įkūrė specialią instituciją prie ministerijos tautinių bendrijų mokykloms remti. Jie turi tik tai rusų mokyklas. Ir labai rimtai dirbo su tom konkrečiom mokyklom, ugdymo turinio, ugdymo proceso, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo srityje, didaktikų, mokymo priemonių srityje. Ir pažanga padaryta rusų mokyklų yra didžiulė. Dabar mūsų lenkų mokyklos kelia didžiulį susirūpinimą, nes jų rezultatai menkiausi, bet gera žinia ta, kad mes matuojame ir pažangą. Tai didžiausia pažanga nuo tyrimo iki tyrimo padaryta lenkų mokyklose. 27 taškais lenkų mokyklos šoktelėjo į priekį. Tai įvairiuose tyrimuose mes matom, kad lenkų mokyklos išgirdo ir matyt su jomis irgi dirba iš savivaldybių švietimo skyriui, švietimo centrai. Ir lenkų rezultatai reiktų pasidžiaugti tą linkmę, kad jie gerėja. Tai nereiškia, kad lietuvių rusų tyli nieko nedaro, bet rezultatų toks proveržis matosi, pavyzdžiui, Pirls tyrime, ką minėjau, 27 taškais pakilo, bet žinoma, jeigu vidurkį matuojam, prasčiau. Taigi į jas reikia tikrai atkreipti dėmesį. Dar vienas toksai dėmuo, kad apskritai mes atitinkam iš tų 6 nominuotų PISA lygmenų, mūsų bendrieji pasiekimai dažniausiai atitinka visos Lietuvos antrą pasiekimų lygmenį, bet lietuvių dėstomąją kalbą mokyklų gamtamokslio raštingumo srityje lietuvių mokyklos atitinka 3 lygmenį, kai rusų ir lenkų mokyklos atitinka bendraja prasme tik tai 2 lygmenį. Kitaip sakant, pagal lygmenis tą minimumą garantuoja. Ir čia jau reiktų mums irgi
sustoti ir, kaip Jogaila sako, jei daugiau žiūrėti į visą tą paveikslą, tai reiktų pasižiūrėti apskritai 10,5% mokinių, tai vadinasi, kas 10 vaikas pasiekia Lietuvoje aukščiausią pasiekimą, aukščiausią lygį bent vienoje srityje. 3 srityse pagrindinėse - matematinio raštingumo, skaitymo gebėjimo, gamtamokslio raštingumo 2% vaikų. Jogaila jau minėjo, kad šiek tiek krito, tai iš tiesų 18 metais daugiau kaip 11% bent vienoje srityje, dabar 10,4% vienoje srityje aukščiausią pasiekimų lygmenį pasiekia. Na ir tą 2 srityse šiek tiek kilstelėjo. Dabar 5% buvo 4,8%, kur pasiekia. Ką reiškia dabar 3 srityse 2% vaikų pasiekia visose, tuose pagrindinėse 3 srityse aukščiausius lygmenis. Ar tai daug ar mažai? Diskutuoti reikia, ar tai daug ar mažai. Lyginant su kuo? Lyginant su mumis pačiais. Išlaikėm tą patį procentą, nekylam aukštuosiuose pasiekimuose. Na tai reiktų ambicingiau žiūrėti, turbūt, kad aukštųjų pasiekimų būtų daugiau. Ir kalbant apie tą patį jūsų minimą meritokratijos, sakykime, požiūrį, tai žinoma, kuo daugiau yra visuomeniai aukštą išsilavinimą turinčių, tuo visuomenė ir ekonomika, ir kultūra kūrė aukštesnio lygio, tikėtina aukštesnio lygio, jei neužmiega, ar ne? Tai pageidautina, kad aukščiausių pasiekimų būtų geresni rezultatai. Kad žemųjų pasiekimų nebūtų daugiau negu 15% pasiekiančių antro lygmens, yra iškėlusi jau ir Europos komisija šalims, ES šalims šitą rodiklį. Ar mums sekasi jį pasiekti? Jau buvo minėta, kad nelabai mūsų antro pasiekimų lygmens nepasiekia 27,8% 15-mečių. Bet vėl lyginkim su kuo? EBPO šalių, tai yra turtingiausių, ne visų tyrimų 80, bet EBPO šalių 31,1% nepasiekia antro lygmens. Vadinasi, visam tam turtingam, galingam, demokratiškam pasauliui taip pat yra kur pasitempti, nes kas pastebima, gyvenant tose gerovės valstybėse irgi vyksta apsnūdimas. Apsnūdimas, mes ir taip gana gerai gyvenam ir tokios aspiracijos, pavyzdžiui, kur jau minėjau, veikmė, savarankiškumas veikti, irgi toks stapteli. Ir taip gana gerai gyvenam ir tokio postumio veikti dar geriau kartais irgi stokojama. Ar to, sakau, stokojama, gal to mums nereikia, mums to užtenka, ar ne? Ekologinis mąstymas irgi verčia mąstyti, kiek mums reikia dar stumtis ir būti tais lyderiais, pirmūnais, pažangiausiais. Kur yra tas subalansuotumas? Irgi toksai klausimas, kurį turėtumėm turbūt irgi gvildenti. Gal dar kažkokių tais reakcijų ir bendrai minčių. Yra daug temų labai liečiam, labai ir prie vieno, ir prie kito, bet gal tada į ką svarbu. Kadangi įvardino, kad laiko netiek ir daug, aš galvoju, reikėtų... Mes šnekam dabar apie pasiekimus, apie skirtumus, apie tai, ką apnuogino šitie tyrimai, ką mes ir taip nujautėm, bet va dabar pamatėm. Bet manyje kaip tyrėjuje dažnai dar glūdi toks noras pažiūrėti iš dar aukštesnio paukščio skrydžio, išeiti iš to vadinamą thinking out of the box, padaryti, išeiti iš tos mąstymo dėžės ir pareflektuoti, kame mes čia, kas vyksta. Ne veltui ir nežinau, ar dabar laikas, ar jau galim pradėti apie tą apskritai fenomeną tokį visą pašnekėti, apie to tyrimo, apie kiekybinių tyrimų, apie viršvalstybinių organizacijų, kurios, pripažinkim, tai nėra demokratinė institucija, kur aš turiu teisę ir kiti žmonės išrinkti savo atstovus. Ne, ten pagrįsta savais vidiniais mechanizmais, ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija. Yra ir kitų organizacijų, Europos Sąjunga irgi, ten turim tam tikrų savo atstovų, bet ten paskui UNESCO kokia nors irgi su švietimu, labai svarbi švietimui, ten, irgi mes nelabai ten renkam, bet jūs viršvalstybinės organizacijos, kurios daro poveikį nacionaliniams švietimo sistemams. Tai teoretikas toksai Mairis Benavotas žinomas netgi sako, kad
vat būtent ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija per PISA tyrimą, jinai tapo tokia de facto pasaulio super švietimo ministerija. Ir čia vat įdomus toks momentas. Žiūrėkit, mes visi šnekam, visos šalis, kur nuvažiuosi, šnekės ir kažkas paminės tą PISA, kažkas paminės tą BBO organizacijos 15-mečio tyrimą. Ne? Visi lyginas. Mūsų visuose strateginiuose dokumentuose, kur mes nusimato vyriausybės kažką pasiekti, kažką padaryti, jos išrinko su kažkokiais lozungais ir vat kaip tos lozungus mes matuosim didžiąją dalimi švietimo rodiklius. Trauksim PISA. Bus labai daug kur PISA, tyrimai dėl PISOS. Aišku, yra ir kitų tyrimų, yra IEA, yra UNESCO kažkokie, yra kiti statistiniai duomenys, bet labai dažnai esminiai bus PISOS. Ne? Tai vat, teoretikai masto, kad reikėtų reflektuoti šitą faktą, kad iš principo mes gyvenam, turėjom kažkokį savo švietimo viziją, ir netikėtai vyko PISA šokas. Atėjo organizacija, protestavo ir mes netitikom jos standartų. Tai yra kritiškai nusiteikusių nemažai teoretikų, kurie sako, kad reikia reflektuoti tą standartą. Taip, tas konstruktas ten painus ir gal visai ir nieko, bet iš kieno perspektyvos čia ateina šitas matavimas? Iš kieno perspektyvos? Šitoks eurocentrinis vakarų Europos, sakykime, matymas apie tai, koks turėtų būti geras švietimas. Lokalios švietimo sistemos, ir aš tyrinėjau šitą, ugdymo turiniai turi tendenciją susiaurėti, truputėlį adaptuotis ir tapti panašesniais į tokius, kokius tyrimus atlieka PISA. Labai, labai geras pavyzdys, Estija tą darė, Norvegijoje po PISA šoko irgi, kad pasirodė blogai, ugdymo turinys truputėlį reformuojamas ir skundžiasi teoretikas Sjobergas, toks, kur sako, pas mus sumažėjo smarkiai Ibseno, jų ten garbinamo rašytojo nacionalinio, vardant to, kad būtų daugiau užduočių skaitimo, kurios atitinka PISA tą konstruktą. Tada geriau pasirodysim rezultatuose PISOS ir, čia klausimas dabar, ar čia yra gerai, ar blogai. Ar tas, globalizacija švietimo tokia ateinanti ir truputėlį unifikuojanti nacionalinio švietimo ugdymo turinio ypatybės. Visus Lietuvoje po 2006 metų PISA rezultatų masinis buvo vadovėlių rengėjams, mokytojams, visiems švietimo iš esmės paslaugų teikėjams ir prisidedant prie mokymai, kaip dabar leisti vadovėlius, kurie būtų pagal PISA tyrimą, pagal PISA konstruktą, matematika, kuri yra praktiškai pritaikoma. Ne? Tai iš esmės ateina viršvalstybinė organizacija, kuri paaiškina dabar, kas yra geras švietimas ir visus pamatuoja ir palygina ir taip mes galim visą tai atmesti ir sakyti, mes vis tik ten matom atskirtumus dėl pasiekimų, ir tai yra daug naudos tame, aš šito netmetu, super profesionalus, didelis duomenų, socialinių mokslų švietimo srity paketas, kuris labai svarbus, bet reikia reflektuoti, ką tai daro bendrai šalies mastu ir galbūt net mūsų regiono mastu, ne? Kad vis dėlto tai yra tam tikras pasidavimas išorės standartų, prie kurio mes demokratiškai nelabai galim prisidėti nurodymo, koks tas ir iš vis užduotis, kad ir kaip profesionaliai parengtos, mes nežinom, kaip jos parengtos. Yra demo versija, kurią mes pamatom, bet didžioji dalis užduočių, visas paketas, žino tik tais tie psichometrikai ir profesionalūs ten matuotojai, kurie sėdi Prancūzijoje ir ten tikrina, ne? Matematikai, statistikai, psichologai, kurie mes nematom, kas per užduotis, tai yra klausimų tokių daug kyla valstybėse, ar mums labai reikėtų čia sekti ir reitinguotis ir pergyventi, kad mes netitikom kažkieno kito standarto. Tai čia vienas momentas. Toliau, jeigu dar į didesnį lygmenį, tai kiti teoretikai filosofai šneka apie tai, kad ar PISA, čia toks valdymas skaičiais net gauna, ne? Šitas vėlgi šalių išreitingavimas, governing by numbers, angliškas terminas yra, kad, ateina ir atsineša, jis apsiskliaudęs tokia matematinio neutralumo, apolitiškumo, teisingumo skraistė. Techniškai mes pamatuosim, čia viskas objektyvu, yra taip, mes nieko nuo savęs nepridedam. Bet giliau pagalvojus, supranti, kad neįmanoma nieko nuo savęs, neįmanoma turėti neutralios matematikos, 2+2, bet jeigu tu parašysi jau tekstinį uždavinį, jeigu ten yra kažkokia sąlyga, tu turi kažką. Ir jie sąlygą įdeda apie lenktyninės mašinas arba apie futbolą. O tai ten kažkokios Afrikos valstybėse niekas nežaidžia to futbolo. Arba jie nežino tų mašinų. Prasme, turinys yra visiškai nesusijęs su nacionaliniu kontekstu ir žmonės net nesupranta galbūt. Tai mes šnekam apie standartizaciją tam tikrą, kuri be abejo neša niveliaciją ir gal kitos šalis dėl to ir blogai pasirodo. Bet čia viena vertus. O kita vertus, sakoma, ar čia vyksta iš tikrųjų matavimas švietimo, mes pasimatuojam. Ar produkavimas.
Ar vyksta švietimo realybės ne pamatavimas ir įsivertinimas, o jie atneša tam tikrą agendą, yra toks matymo laukas, ne? Ir ta agenda, ta jų darbotvarkė, jie šito neslėpia. Jie vadinasi ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija, ne edukacinio bendradarbiavimo plėtros organizacija. Tai jie yra už laisvą rinką, už kapitalizmą, už provakarietiškas vertybės. Ir jie savo šitam lyginime būtent integruoja šitos dalykus. Jie yra tame tyrime, mokiniai atsakinėja ir po to yra reitinguojamos tos šalis per šitą prizmę. Tai kiti teoretikai sako, kad gal jie nepamatuoja švietimo, o jie kaip uodega vizginantį šunį. Šitas garsusis terminas, ši frazė, kuri galų gale šalyse, kaip jau minėjau, vyksta tie PISA šokai, reformuojamas ugdymo turinys, labai neretai tai yra lydima kažkokių audituojančių institucijų steigimo, ugdymo turinio standartizavimo, dažno įvedimo nuolatinio patikrinimo. Galima net laikyti, kad ir tam tikros mokytojų deprofesionalizacijos, nes dažnai tai yra skirtingi indai. Jeigu į vieną įpili labai dažnai tikrini, tai tada nereikia tokių mokytojų profesionalių. Ne? O jeigu tu jiems sutiki laisvę visiškai ir nekontroliuoja egzaminais, nuolatiniais ir patikrinimais testais, tada reikia labai profesionalių mokytojų, kad jie patys tą valdytų procesą. Tai čia mes matom, kad ir tu yra tokių svarstymų. Ar čia yra tas švietimas, kurio iš tikrųjų mums reikia? Ir kas dabar turi teisę apspręsti? Nes mes kaip ir jau pasidavėm, sakykim, tom globaliom tendencijom. Ir kokį Lietuvos žmonės turi sprendimą, kas turi čia sprendimo teisę, kokį mes norim švietimą, nes mes nevalyvai orientuojamės ir pasisakom į tokį, kokio nori dėdės ir tetos OECD. Ir mes gal nestojam kritiškai reflektuoti, kaip tik turėjau su studentais paskaitą, kur kalbėjom apie tai, kieno čia kaltė. Ir supranti, kad mes pakrandam po niekieno kalties tokiu momentu, nes kažkas užvizgina uodegą ir mes visi žinom tą būdą, tas pačias egzaminavimo sistemos ir daug tokių aspektų, kurie yra sudėlioti ir mes tą sistemą reprodukuojam, nes matom kaip vienintelę tokią, į kurią ir orientuojamės. Nors čia daug buvo labai gražių problematikų apie mokytojo deprofesionalizavimą ir panašiai. Tai kur tai yra reflektuojama ir kur mes kalbam apie tai? Aš noriu tik pridurti tokius dalykus, ką reiktų į kiekvieną tyrimą, ar į PISA, ar į TIMSA, bet kurį tarptautinį tyrimą žiūrėti labai blaiviai. Pasinaudoti visais to tyrimo turtais ir pasižiūrėti, kas mums yra labai svarbu. Pavyzdžiui, iš tos pačios PISOS mes galime mokytis labai stipriai. Visi edukologai, psichologai, sociologai gali mokytis dėl to, kad tyrimas daromas tyrimo tam kontekste labai švariai, daromų kognityvinės sritys, nepamirštama to socialinio, demografinio bloko, žiūrėti konteksto dalykus. Konstruktas yra sukurtas meistriškai, tačiau nereiktų duomenų bazė. Yra tiesiog tokia turtinga, kad naudok, rašyk disertacijas, daryk antrinės analizės ir taip toliau. Bet nereiktų absoliutinti. Ir mes viename straipsnėje ir su Jogaila, ir su profesoriumi Želviu esam parašę tokį straipsnį apie tą ir uodegos vizginimą ir panašiai. Nereikia absoliutinti, nes kaip mes ir traktavom savo straipsnį, kad vis dėlto PISA matuoja 15-mečius, vieną dieną, labai techniškai teisingai, bet konkretus vaikas gali jaustis įvairiai, nepasirodyti geriausiai ar pasirodyti vienaip ar kitaip. Aišku, tai yra ne vaiko lygių tyrimas, o šalies mastu daroma. Tada turbūt išsilygina tie dalykai. Bet vis dėlto tai yra ne viso ugdymo turinio, ką mes ir straipsnėje rašom, ne viso ugdymo turinio, o tik tai 5-6 sričių, 3 pagrindinių plus papildinių dar kelių. Dabar laukiam kūrybinio mąstymo tyrimo rezultatų pristatymo. Tai, žodžiu, ne visas ugdymo turinys. Ir tai, kad ką matuoji, tai labai dažnai vyksta to ir mokai. Ir tada atsiranda, ką AIE mokslininkai jau yra parašę, kai jie diegė matematikos tyrimus, po to gamtomokslinius tyrimus. Ir jie patys AIE mokslininkai ir fiksavo, kad atsiranda ne tik matuojamojo dalyko tas
užslėptas turinys, hidden curriculum, bet atsiranda apskritai mokyklos užslėptas ugdymo turinys, nes tada treniravimasis vyksta vertinimui. Aš manau, kad atsistotų viskas ant kojų, jeigu mes į vertinimą žiūrėtumėm gerokai blaiviau. Vertinimas yra svarbi labai sritis, bet yra vertinimas yra tik dalis ugdymo procesų. Dalis, ugdymo turinio dalis pagaliau. Ir jeigu vertinimas susvarbinamas, jis hegemonizuojamas, vadinasi, ką mes pasakom visuomeniai, kad nepasakydami atvirai pasitikėjimo tada išgyvenama tam tikra krizė. Ar jinai yra realiai? Matyti ir taip ir ne, nes tam tikri, tarkim, mokytojo vertinimai, jie yra paremti vis dėlto ne kriterinių principų, mano supratimu, o norminių, nes mokytojas turi tą klasę ir vis vienas klasėje gabesnis, jam rašau 9 ar 10, ar geriau demonstruoja žinias, kada vertinimai naudojami ir stojimui ar tolesniai karjerai, kita jų paskirtis ir tada mes sustiprinam tą vertinimo reikšmę, kur turėtumėm gerokai ramiau žiūrėti į visus tarpinius, valstybinius brandos egzaminus, pupus, tiesiog tai yra kaip pasimatavimas, kaip sveikatą tikrintis reikia kasmet. Taip ir čia turbūt reiktų pasimatuoti, bet ne išdidinti, nesusvarbinti, kad tik vertinimas svarbus. Ir tokį teiginį filosofai yra pasakę, kad kokybė yra kuriama, o kiekybė yra vykdoma. Taigi, kai gaunam kiekybinius tyrimus, mes turim PISA tyrimą išsiversti ne tik tai matavimus matyti, bet pasižiūrėti, ką tai mums reiškia ir išversti į kokybinę kalbą. Ir tada kurti savo kokybę. Kokybiškai kurti kokybę. Kokybę kurti kokybiškai. Gerai, tikrai. Kūryba yra kuriama. Labai daug temų mes, man atrodo, čia palėtėm ir apie tyrimus, ir apie problematikas. Tai galvoju, kaip judam link tokio apibendrinimo ir gal aš taip pakviesiu apie kelias mintis, kurias norėtumėt, kad vieną gal net mintį esminę, tokią gal net į palinkėjimą, į pozityvę kryptį, kad galėtų klausytojas išsinešti. Arba kažką, kas svarbaus dar nepasakėt, bet norėtumėt pasakyti. Tai kažkokia viena mintis apibendrinimui. Man atrodo, gal aš atrodysiu klausytojams naiviai, bet nesibaimindama to sakau, man atrodo, kad reiktų žiūrėti į mūsų švietimą labiau šviesiom akim ir matyti daugiau realių, tikrų jo privalumų. Tai nereiškia, kad reikia užsimerkti prieš iššūkius, problemas ar negerovės, bet fokusas turėtų, mano supratimu, būti į tai, kas mums sekasi, kaip vadybos mokslas sako, remkis tuo, kas tau sekasi ir tada daryk žingsnius. Tai man atrodo, kad remti savo stiprybėmis reiktų labiau skleisti savo gerasias praktikas, reiktų labiau oriai patiems švietimiečiams atsistoti prieš visuomenės kitus narius ir ginti savo pozicijas. Apie švietimą gerai, kad daug kas kalba, yra daug tų išmanančių žmonių, visi lankėsi švietimo įstaigose ar baigė kokias 2 iš jų, bet vis dėlto švietimiečiai kaip profesionalai, jie turėtų labiau raiškiai sakyti savo pozicijas, apginti savo pozicijas, o apskritai man atrodo, kad reiktų neišvengiamai vis vieną stiprinti tą švietimą, tai reikalauja mūsų gyvenimo laikmetis, bet kita vertus ir pasitikėti ir sistema, ir mokytojų dirbančių klasėje su vaikais. Apie pasitikėjimą. Aš panašią gaidą pabaigsiu.
ką mums duoda suprasti tie tyrimai metai iš metų vykstantis ir su visų kvestionavimu ir metodams, ir demokratiškumui, ir tam kultūriniam kažkokiam neokolonializmui, kurį gal vykdo tie metodai, tos prieigos. Bet ką mes vis tiek galim savo pasidaryti ir su Rita atsisėdę su profesoriu Želviu tyrimą pasidarom ir pamatuojam ir galim iš tų dehumanizuotų į darbo rinką orientuotų kompetencijų, kurios ten pirmoji vietoje, vis tiek mes randam tų, kurie mums įdomus, pavyzdžiui, tyrimai, kurie turi socialinį jautrumą ir palyginam kokį nors mokytojų ten, pavyzdžiui, tą neligybę ar prieinamumą švietime ir tos minkštus dalykus, kurie mums atrodo švietime dažnai yra pametami, būtent per tą akademiniai pasiekimai, egzaminai, darbo rinka, pridėtinė vertė. Labai šalia visų šitų mes ten gali išsirinkti ir susirasti tuos minkštesnius dalykus. Ir mes tyrinėjom su Rita ir tikrai atsiminsim, man labai šitas įstrigo gerai iš vieno mūsų tyrimo, PISA duomenim besiremiančio ir investicijomis švietime, taip pat besiremiančio tyrimo, kur mes žiūrėjom koreliacijas. Tai mano žinutė tokia yra, kad mes gal ir vidutiniokai pagal savo pasiekimus EBPO kontekste, vidurkiukas, bet turint omeny gan žemus išteklius, kuriuos mes skiriam švietimui, palyginti su tom kitom EBPO turtingų valstybių klubo. Žemus išteklius, kuriuos mes skiriam valstybėm, mes pasiekėm gan vidutinį rezultatų. Su žemais ištekliais vidutinį rezultatų. Kitos šalis su daug aukštesniais resursais nepasiekė tokių rezultatų. Jeigu pažiūrėsi, koks Liuksemburgas ten išleidžia super daug pinigų, bet jie irgi taip pat tik prastai, vidutiniokiškai irgi atrodo, arba net žemiau kai kurios. Tai mano mintis, koks čia veiksnys pas mus, kad su žemais resursais pasiekėm aukštų rezultatų, tai yra mokytojų nuopelnas. Ir Ritos terminas, Rita, tu kartais sakai, kad maldami liežuviais jie išmoko fizikos taip, kaip kitose šalyse turėdami high-tech laboratorijas, robotus ir taip toliau. Milžiniški resursai ir pinigai, o pas mus yra mokytojų karta, kuri laiko lygį, gan kieta, bet čia reikia jau švietimo politikai mąstyti, nes vidurkis 50 metų, nauja karta ateina su žemesniu įstojimo lygmeniu, skubinam paruošimą, tai reikia galvoti, kaip mums į to seno kuino kraują įleisti kompetitingų, gerų jaunuolių, kurie gali sekti jais ir palaikyti tą patį lygį ir, aišku, didinti tuos resursus, kad būtų vis didėja, dabar jau didėja tų laboratorijų skaičius ir lengviau vis mokytojams kalbus, bet iš esmės situacija Lietuvos švietime nėra tokia bloga. Bet čia paprasčiausiai if it bleeds, it leads, kaip sako Britai. Jeigu bloga naujiena, tai visi labai ją žiūri ir mes tai biologiškai sukurti, kad negatyvią informaciją priemam ir susidomim ją pirmiau. Nes mūsų protėviai, kurie to nesusidomėjo, tai juos suvalgė tigras. O tie, kurie bijojo visur ir visur matė blogumus, tai jie išliko ir mes esam jų palikonės. Tai mes ir švietime dažnai pamatom pirmiausia, kas blogai. Bet gerai, pas mus yra mokytojai geri. Yra geri mokytojai ir jie paruošia vidutiniokiškai, bet su mažais resursai čia yra didelis optimalus labai rezultatas. Ir reikia nulenkti galvą prieš mokytojus. Kaip smagu pabaigti tokiam gražiom mintim apie mokytojus. Aš kažkaip dar išsinešu tą mintį, kaip pačioj pradžioj kalbėjom ir ką aš buvau pati pristatymę BPO vadovo, kuris apibendrino visų šalių rezultatus ir kalbėjo apie tai, apie mokytojo vaidmenį. Ir apie mokytojo vaidmenį eiti per santykį su vaiku ir įtraukti visus tos ir jeigu ryšys ir vaikas pasitikė mokytoju, tai tie rezultatai kyla. Tai man kažkaip tais norisi net ir padėkoti tiems mokytojams, kurie ir skiria laiko ir į santykį, ir į tą psichologinę būklę, apie kurią mes kalbėjom matavimuose, apie saugumą, atsparumą ir visus šitus aspektus, nes mes pradedam kalbėti ir apie minkštuosius dalykus, ir tai, kiek tie minkštieji dalykai galiausiai lemia. Ir dar pasakysiu vieną tokį teiginį. Ką tik buvo pristatytas pilietinės galios indeksas. Ir atskirai mokslininkai ministerijos prašymų pamatavo mokytojų pilietinę galią. Jinai kelis kartus lenkia visuomenės pilietinę galią. Tai nepaprastai džiugina ta mokytojų pilietinė galia ir tik tai liūdina tai, kad matuojant pilietinę galią, lygiai taip pat atliekant EBPO TALIS tyrimą, mokytojai patys save vertina menkiau negu visuomenį. Jie įsirodo, kad yra pranašesni ir mūsų lietuviškam šitam tyrime pilietinės galios indekse mokytojai
gerokai aukščiau, bet apie save linkę galvoti menkiau. Savivertės klausimus ir mokiniams, ir mokytojams reikia stiprinti. Tai tikrai, tai palaikykim mokytojus, liepkim jiems pasižiūrėti į save mūsų akimis, nes iš tikrųjų tas tyrimas man irgi taip džiugiai nuteikia, atrodo, kad mes matom ir visai kitaip mokytojus galim iškelti. Tai ir kviečiam ir to pačiu jaunus žmonės vis dažniau rinktis tą profesiją, nes jinai nuostabi ir, man atrodo, kuria tą ateities visuomenę. Tai tikrai dėkoju Jums už tokį platų pokalbį tiek apie PISA rezultatus, tiek apskritai apie iššūkius, net ne tik švietime ar ne, bet ir apskritai visuomenį ir ką galim daryti, kad Lietuvoje visiems būtų geriau. Ačiū už diskusiją. Ačiū, kad pakvietėte. Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu Jums buvo naudingas ir įdomus. Kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasekti ją Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose. O kol kas, iki kitų susitikimų.